kūno gimtadienis. Amen. Jis pagimdė savo bažnyčią savo noru. Amen. Visa tai, kas gimsta, gimsta iš Dievo. Ir žinot, šiandien aš meldžiausi ir dvasia apreiškė. Aš noriu pasakyti iš karto, kad tie, kurie laukite tarno, kuris buvo parašyta Namsangiai, jis staiga apsirgo ir atsidūrė ligoninėje. Ir aš klausiau, kodėl taip įvyko. Jis neatskrido, aišku. Nežinau, dabar jei dvasinė atlaikysit, o jei sielinė, kūniški viskį nuliūsime. Amen. Bet kadangi mes esam dvasiniai žmonės, mes nenuliūsim, nes viešpaties bažnyčia vis tiek stovi, taip. Ir jis stovi 14 metų ir šlovė viešpačiui Jėzui. Aš taip šiandien meldžiausi ir mąsčiau ir dėkojau Dievui. Sakau, kaip tu išlaikėjai? Ačiū tau, Jėzau, kad tu išlaikėjai šitiek metų. Ir kaip buvo nelengva, kaip visko buvo. Oi, prabėgo mintise, sakau, bet viešpatie, tu stiprus ir galingas. Tu kaip eini, taip eini. Bet tavęs nebūtų įmanoma buvę išstovėti. Amen. Bet tai, ką jis stato ir kuria, jis ir laiko. Amen. Todėl iš tiesų šiandien te būna mūsų visų šventinė nuotaika. Jėzus gyvas. Jėzus gyvas, jis galva, o mes esame jo kūnas. Amen. 14 metų šitoje bažnyčioje Kristaus paliepimas, mes esame Jėzaus kūnas. Ir ačiū viešpatie Jėzau, kad tu šiandien esi mūsų tarpe. Tai svarbiausia. Amen. Todėl mes nukreipsime savo širdis šiandien ir išaukštinsime jį, savo viešpatį galingą Dievą, kuris mus iškėlė iš tamsos ir perkėlė į šviesą ir savo galingą ranką laikė. O taip, Dieve Tėve, tikrai nebūčiau praėjus viena be viešpaties. Aš tikiu, ir tu gali tą patį pasakyti. O tik jis savo malonę dvasia ir jėgą pravedė ir dar daugelį kartų su tavimi vedė. Amen. Nes kai jūs stovite, kai mes visi stovime, paskui mus keliasi kiti žmonės iš tamsos. Amen. Taip. Todėl ačiū viešpatie Jėzau. Ir tikrai galima pasakyti, kaip Paulius sakė, be tavęs mes esame niekas. Bet su tavim viešpatie mes esame kažkas. Tavo šlovė ir tavo gyriui. Amen. Todėl šiandien susijungime dvasioje, šlovinti ir garbinti savo viešpatį, kuris ištikimas. Jis ištikimas iki galo. Tai, ką pažadėjo, tą jis ir vykdys metui atėjus. Jeigu šiandien tavo širdyje kažkoks lūkestis, laukimas ir dar netėjo atsakymas, būtinai viešpats ateis, būtinai jis pačiu laiku atsakys į tavo reikmę ir poreikį, nes jis viską mato ir girdi tavo ir mano viešpats. Halleluja. Todėl nusinteikim bažnyčią. Šitas dienas švęsti. Švęsti, džiaugtis viešpačiu, džiaugtis vieni kitais ir iš tiesų mūsų širdise troškimas, kad Dievo prabudimas neužgestų, bet kad jis plėstųsi ne tik šitoj bažnyčioje ir visose bažnyčiose, kad Jėzus Kristus viešpatautų šitame mieste. Amen. Te būna pašlovintas jo vardas, jo valia valdžia ir jo karalystė. Halleluja, šitelė brustakėja. Todėl prašau, talpinkit mane savo širdyje, nes šiandien man reikia tarnauti vietoj Namsangiai. Ir jūs suprantate, kaip nėra lengva, kai žmonės laukia kito asmens, o tu atsistoji kitas. Bet kadangi mes laukiam viešpaties, mes šlovinsim jį, garbinsim ir džiaugsimės ir netiduosim šito džiaugsmo priešui. Ačiū Dievui, iš naujų žmonės matau, ačiū Dievui, iš jūs paplokime. Šlovė Dievui, šlovė Dievui. Ačiū, kad jūs atėjote, kad jūs atsiliepėte į viešpaties kvietimą. Viešpats jūs kviečia. Taip, ačiū Dievui, labas alytiškiai, malonu, kad jūs atvažiavote, jūs mylite mus. Aišku, pirmą viešpatį, o po to mus, nes mes esam Jėzaus kūnas. Taigi įsitaisykite ten, palydėkite į vietas ir mes tiesiog dabar pasimelsime ir po to šlovinsime viešpatį, garbinsime jį ir
Lauksime jo dvasios, kad jis mus uždegtų, sustiprintų ir kad Dievo meilė, šitos konferencijos pavadinimas yra Kristaus dvasia, meilės ir vienybės dvasia. Jeigu to nėra, tai ta dvasia, kažin ar ne, turbūt ne Kristaus dvasia. Amen. Bet Kristaus dvasia yra meilės ir vienybės dvasia. Halleluja, pasakyk kaimynui, Kristaus dvasia yra meilės ir vienybės dvasia. Ir aš vaikštau joje. Amen. Iš Dievo malonės. Pasimelskime, Dieve Tėve, tosios dvasios. Ačiū Tau, brangus Viešpatie, kad mes galime drąsiai stovėti prieš Tavo Viešpatie sostą, Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardu. Iš Tavo malonės, Viešpatie, mes esame ištraukti iš tamsos ir perkelti į šviesą. Ir Tau šlovė, ir Tau gyrius, Viešpatie, vieninteliam priklauso, Viešpatie, tai ne iš mūsų šitas prisikėlimas, tai iš Tavęs, Viešpatie, Tu mus prikėlė savo šventąją dvasią, savo jėgą, Viešpatie. Halleluja, šlovinti, garbinti Tave, gyventi Tau, aukštinti Tave. O, nešti Tau šlovę ir gyrių, Viešpatie, savo gyvenimais. Halleluja, šlovinkime, Viešpatie. Tu mus pamilai, Viešpatie Jėzau. Tu pirmas mus pamilai, Viešpatie Jėzau. O Tu mokai mus mylėti. Ačiū Tau, brangus Viešpatie, šitą begalinę meilę, Viešpatie. Mes taip dėkingi Tau, Karaliau Jėzau. O, kad Tu palietei mus savo meilę, Viešpatie. O, savo šventąją dvasią, Viešpatie. Tu apšvieti mūsų širdis, mūsų protus, mūsų mintis, Viešpatie. Mūsų kūnus visą sybę Tu apšvieti, Viešpatie. O, Tu meilėje mus, Viešpatie, dėkojame Tau. Iešylį brasti, Jesus. Už šventąją dvasią, už meilės dvasią, atsinaujinimo dvasią, jėgos ir galybės dvasią. O, šlovė, 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 šlovė. Tau mūsų gelbėtoja. Šlovė, šlovė Tau mūsų atpirkėja. Šlovė Tau, Viešpatie Jėzau, kad Tu pamilai ir suradai mus, Viešpatie, ir pakėlė savo dvasios jėgą. Halleluja, mes stovime, Viešpatie, šiandien Tavo malonės dėka. Ačiū Tau, brangus Viešpatie. Mes kiekvienas dėkojam už kiekvieną žmogų, Viešpatie, šitoje vietoje, kad Tu kiekvieną laiką ir kalnai, Viešpatie, savo galingą nešinę, Viešpatie, Tu palaikai. Kai mes klumpam, Tu pakeli, Viešpatie. Kaip mes susvyruojam, Viešpatie. O, Tu mus ištiesini, kysini, vačysis. O, kaip mes nukrypstame. Tu atvedi vėl į tiesos kelią, Viešpatie, šlovė ir gyrius Tau. Mes dėkojame Tau už Tavo išganymą, už Tavo išganymo dvasią, Viešpatie. Iešylį bedimas tokoja, lepretešti kiti kendėsis. O šilė brasa karabučysis. Mes taip dėkingi Tau, Viešpatie. Mes taip dėkingi, kad ne vieni šiandieną, Viešpatie, šitoje žemėje, kad Tu su mumis, Viešpatie, savo meilės ir vienybės dvasia, savo jėgos dvasia. Halleluja. Ir kad Tu šiandieną judi per mus, per savo kūną, Viešpatie. Ačiū Tau, brangus Viešpatie. O, kad Tu žadini ir judini mus. Halleluja, mes atiduodam Tau visą šlovę ir garbę. Ori bedyba čekėja, kad Tu nugalėjai nuodėmę, kad Tu nugalėjai prakeikimą, kad Tu nugalėjai mirtį, Viešpatie Jėzau. O, librėsekėti ir prikėlė mus amžinai gyventi kartu su savimi. Halleluja, būk išaukštintas, Karaliau Jėzau. Šlovės, Viešpatie, mes šlovinsim Tave, Viešpatie, kol gyvi būsim, Jėzau, 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 Jėzau. O, Jėzau, 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 Jėzau. Tu mūsų gyvenimas, Jėzau, Tu mūsų kelias ir Tu mūsų tiesa, Jėzau. O, būk išaukštintas, būk pagarbintas. Mūsų širdise, sielose, kūnuose šitoje vietoje. Šitame mieste te būna pašlovintas Tavo vardas, Viešpatie. Šitoje tautoje te būna pašlovintas Tavo vardas ir
Аллилуйя, громко возносим. Tu įsitvirtini šitame mieste, viešpatie. Halleluja, kad tu statai savo namus, viešpatie. Kad tu statai, viešpatie, savo karalystę. Iš gyvų širdžių mylinčių tave, viešpatie. Ačiū tau, ragus Jėzau, už kiekvieną širdį šitoje vietoje, kuri pasišventė tau, viešpatie. O, kuris nebrangina gyvybę.
Jėzau, palikai pavyzdį. O, sėkmėčiais. Halleluja, dėkojam, dėkojam, dėkojam. Mes trokštame dar labiau pasišvesti tau ir mylėti tave, viešpatie. Dar karščiau, viešpatie. Taip, Dieve, mes norime tau atnešti savo širdis kaip auka, viešpatie. Savo sielas ir kūnas kaip gyva auka. Savo gyvenimus tau, viešpatie. Taip, kaip tu atidavė Jėzaus savąjį. Tu pamilai mus, viešpatie Jėzau. Mes mylime tave, viešpatie. Ir atiduodame tai, kas brangiausia, viešpatie. O visą savo esybę tau, Dieve, tavo rankas. Halleluja. Halleluja. O, dėkojam tau, Dieve. Štai dvasios judėjai. Viešpatie Jėzau, apsireikšk šitoje vietoje toks, koks tu iš tiesų esi. Mes prašome tau šventosios dvasios apsireiškimo, Dieve. Tavo dvasios patvirtinimo, tavo patepimo, Dieve. Tavo dvasios jėgos, supratimo, Dieve. O, taip apšviesk mūsų sielas, mūsų širdis ir mūsų kūnas, viešpatie. Apšviesk visą šitą surinkimą, Dieve, savo šviesą. Ačiū tau, kad tu pasistatai sostą čia mūsų tarpe. Šlovė ir garbė. Gyrius tau. Mes atnešame tau visus poreikius, viešpatie. Visas problemas, visus sunkumus, Dieve, kurie mūsų priekyje. Ir mes atnešame prie tavo kojų, Dieve, ir dedame. O tai mes tikime, kad tu tikrai sprendė ten Golgotoje visas problemas. O taip mes atiduodame į tavo rankas. O ir grįžtame tuščiomis rankomis, nes mes tau atidavėme, viešpatie. O tu ištikimas ir sprendė jas. Ačiū, Jėzau. Stiprink mūsų tikėjimą, kad tu esi visagalis Dievas. Tu esi visagalis Dievas. Tau nieko nėra neįmanomo. Tau šitą naštą ne per sunki, nei vieno naštą ne per sunki, viešpatie. Tu viską sprendė Golgotoje dėl mūsų. Ačiū tau, Jėzau. Šlovinsim ir garbinsim tave. Džiaugsimės tavimi ir tarnausime tau. Iki gyvenimo dienos pabaigos. O tai viešpatie. Halleluja. 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 Dėkojame tau. Ačiū tau, brangus viešpatie. O tai Dieve, Dieve. Pasakyk savo kaimynui, Jėzus myli mane ir aš myliu tave. Jėzaus meilė. Amen. Amen. Ir tai yra tikra tiesa. Ačiū Jums, kad šlovinot viešpatį. Galite prisėsti. Šlovinti ir garbinti viešpatį, tai reiškia artėti prie jo. O kai mes artėjam prie jo, jis artėja prie mūsų. Amen. Ir kuo daugiau ieškome jo, šlovinam, garbinam, jis tuo labiau pripildo mūsų širdis ir jo buvimas ateina į mūsų tarpą. Ir jis apšviečia mūsų širdis ir protus. Kaip mąstėme anksčiau, mes taip nebemąstome, nes Dievo šviesa apšviečia. Amen. Todėl, jeigu mes norim žinoti, ar mes blaiviam mąstyme, eikime į Dievo buvimą, į jo garbinimą, į aukštinimą ir tada jis ateina savo buvimu ir apreiškia tikrą padėtį. Jis sako, ramybė tau, aš paėmiau šitą naštą, čia nėra tai baisu, kaip tau atrodo. Amen. Nes jo artume ir buvime mes būname blaivus. Šitame pasaulyje yra visko. Ir jis sako, šitas pasaulis apgirdęs. Taip. Be Dievo dvasios ir be Dievo artumo pasaulio žmonės yra apgirdę. Aš turiu omeny ne tik nuo alkoholio, bet dvasioje. Nes priešas velnias jis padaro mūsų tokiais darė taip, iki atėjome pas Jėzų. Ir mes tokie buvome. Bet ačiū viešpačiu Jėzų, kuris išblaivina savo dvasia, šventąją savo artumu ir savo buvimu ir savo laisvę, pripildo mūsų širdis ir apšviečia mūsų protų savo šviesa. Amen. Ir mes panašėjame į jį.
žiūrėjimu, kalbėjimu, mintimis ir gyvenimu. Amen. Todėl branginkime šitą brangę Jėzaus Kristaus auką. Nes jeigu ne jo auka, mes taip būtume ir likę apgirtę. Ir nežinodami, kurio keliu eiti, mes blaškėmės. Ir dar dabar pasaulyje žmonės blaškosi. Jie nebežino, kurio keliu eiti. Bet viešpats Jėzus sako, aš viską padariau dėl tavęs. O ramybė tau. Priimk mane į savo širdį. Aš kartu su savimi tau dovanosiu viską, ko tau taip reikia. Amen. Ar nedaug padaryta Golgotoje? Klausimas. Daug, be galo daug. Ir už kiekvieną žmogų jis tai atliko. Ir sakė, atlikta. Ir jis tai sakė, neaplamai atlikta. Už visą žmoniją tai sakė, už tave atlikta. Už tave jis viską atliko. Visą bausmę. Užsidėjo visus sunkumus, visus rūpesčius, visas problemas, visą prakeikimą, visas ligas. Užsidėjo Jėzus Kristus ant tavęs. Nuėmė nuo mūsų. Ir užsidėjo ant savęs. Ir sakė, atlikta. Aš nugalėjau piktąjį. Aš išlaisvinau tave, aš išgydžiau, aš atstačiau tave. Dovanojau tau ramybę, laisvę ir gyvenimą, sako Jėzus. Halleluja, jis tebe sako šiandien. Jis tebe kalba taip šiandien. Kiekvienam iš mūsų. Kiekvienam, jis eina prie kiekvieno žmogaus, net ir pasaulyje. Taip. Jis beldžiasi kiekvieno širdį, sako, jie kas atidarys, aš užeisiu ir išlaisvinsiu. Amen. Halleluja. Dvasia kalba tai viešpaties Jėzaus Kristaus šlovę ir gyriui. Amen. Kai mes priimame tai, ką jis padarė Golgotoje, kai mes priimame tai ir tikime tuo, tai pašlovina mūsų viešpatį Jėzų. Niek šiandien negali pašlovinti taip viešpaties. Jokių mūsų nuosavi geri darbai, jokių mūsų nuosavas teisumas, jokių nuosavi planai ir supratimai nepašlovina viešpaties, kaip šis tikėjimas Jėzaus Kristaus auka ir tuo, ką jis padarė, tikėjimas pašlovina viešpatį. Amen. Alleluja, jam šlovė ir gyrius mūsų viešpačiui Jėzui, nes jis taip pamilo. Visagalis Dievas, visatos kūrėjas. Jis taip pamilo mus kiekvieną. Amžiną meilę. Kad padovanojo savo sūnų Jėzų Kristų ir paaukojo jį ant kryžiaus. Ir tai visagalio Dievo meilė tau ir man. Šiandien žinok ir savo sakau dalę. Nieks nepadovanos tau didesnės meilės. Ir tau žmogau, nieks nepadovanos didesnės. Čia pati didžiausia meilė atiduoti gyvybę už kitus. Ir jis ją atidavė. Ir sako, jis ją atidavė, kad vėl pasiimtų. Ir kad su savim pasiimtų ir mus. Halleluja. Amen. Jis atidavė gyvybę tam, kad jis galėtų į dangų pasimti ir mus. Jam ne tas pats. Kai žmonės žūsta, jam ne tas pats. Jis nori kuo daugiau žmonių išgelbėti. Ir todėl jis nori kuo daugiau pasiimti su savimi į dangų, amžinai gyventi. Halleluja. Halleluja, sakai, aš turiu gyvenimą. Jėzuje Kristuje. Amžiną gyvenimą. Aš judu link jo. Vis arčiau, arčiau. Mano tikslas. Dangus. Amen. Vis arčiau, arčiau. Vis arčiau, arčiau. Mes dažnai pailstam, pavargstam, pasilpstam, suklumpam, susviruojam, pasitraukiam. Bet ačiū viešpačiui Jėzui už jo šventąją dvasią, kuri mūsų širdise, kai mes jo šaukėmės, jis atėjo. Ir todėl šiandien, kai mes susviruojam, kai mes pasitraukiam, atsitraukiam, arba subejojam, jo dvasia šventoji mūsų širdise vėl nukreipia mūsų kelius teisinga linkme.
Amen. Tai dabar iškeliam klausimą, ar be Jėzaus Kristaus galima nueiti į amžinybę? Ne. Šlovė viešpačiui Jėzui, kad jis savo dvasią šventąją atsiuntė mums, kad mes galėtume šiandien būti tokie kaip jis. Kad mes galėtume taip pat mylėti kaip jis. Kad mes galėtume šiandien nugalėti piktai taip kaip jis. Kad mes galėtume šiandien vaikščioti tiesoje kaip jis. Kad mes galėtume gyventi vienybėje taip kaip jis gyveno su savo tėvu. Amen. Jis vienybėje gyveno su savo tėvu, Jėzus. Ir jis paliko mums pavyzdį. Kaip mes turėtume vienybėje likti su Jėzumi Kristumi. Taip kaip jis su tėvu buvo viena. Kodėl jis atliko šitą misiją taip vaisingai, taip pergalingai? Todėl, kad jis pasiliko viena su tėvu. Vienoj dvasioje, vienoj tiksle, vienam regėjime, vienam troškime siekyje ir toje pačioje šventoje dvasioje. Amen. Ir kokia malonė šiandien. Kaip aš prieš tai kalbėjau, kad šiandien stovime tiek metų tik iš Dievo malonės. Kiti stoja tiek metų, kiti tiek stovi, bet taip. Kiti prieš mus stovėjo, taip. Jų gal jau nėra išėję pas viešpatį. Ir kas visiems davė stiprybės ir jėgų nesusitapatinti su šitų pasauliu, bet stovėti, nors ir buvo pasauliui stebalais ir keistais žmonėmis. Tai šventoji dvasia, kuri ateina į mūsų širdis, kai mes šaukiamės jo. Amen. Ir todėl mes liekam nusižeminę prieš viešpatį, nes mes be jo esame niekas, bet su šventąja dvasia mes galime viską, taip, mindžioti skorpionus ir gyvates ir visą priešo galybės suvaldyti. Ir atiduodam jam šlovę, paplokime jam. Halleluja, šiandien mes atiduosim jam visą šlovę, giesmėmis, maldomis, šokiais, jei bus, jei dvasia atves. Ir žodžiu visų kuo atiduodame jam šlovę. Halleluja. Amen. Jam šlovė, o mums ateina jėgos. Amen. Kai šlovini, visada ateina jėgos iš viešpaties. Todėl negailėkim šlovinti viešpatį iš širdies. Jei norim būti stiprus jo malonės jėga. Kai mes šlovinam jų, jo dvasia šventoji mumise atgyja. Jo šventoji dvasia pakyla. Amen. Ir tai mūsų išgelbėjimas Jėzus Kristus mumise šventąja dvasia. Halleluja, tai tiesa. Tai tiesa. Nes mes esame viena su Jėzumi Kristumi. Meilė visada duoda. Taip. Meilė visada atiduoda. Todėl mes pažiūrėsim, kaip Jėzus atiduoda save. Ir jis paliko pavyzdį, kaip mes turėtume atiduoti save. Amen. Noriu viešpats Jėzus, kad ne tik galva tokia būtų, bet ir kūnas toks. Amen. Ir Dievas stato tokią bažnyčią Marijampolėje. Yra daug ir stato bažnyčią tokią Marijampolėje. Savo karalystę stato, kuri turi vienybę su Jėzumi Kristumi. O Jėzus Kristus vienybę turi su tėvu ir mes kartu esame sujungti vieną dvasią. Ir todėl mes paskaitysim iš rašto vietą, kad nebūtų tai iš manęs, kas neskaitė Dievo žodžio, o čia daugelis skaitė. Halleluja. Šventoji dvasia, ką tu nori pasakyti? O taip, šventoji dvasia. Jono 10:11. Jėzus sako, vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Aš
Aš esu gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo savo gyvybę. O samdinys neganytojas, kuriam avys nesavos. Pamatęs sėlinant vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas griebia jas ir išsklaido. Samdinys pabėga, nes jis samdinys. Jam avys nerūpi. Jėzus sako, aš esu gerasis ganytojas. Aš pažįstu savasias ir manosios pažįsta mane. Kaip mane pažįsta tėvas, taip ir aš pažįstu tėvą ir aš vis guldau savo gyvybę. Ir kitų avių turiu, kurios ne iš šios avidės ir jas man reikia atvesti, jos girdės mano balsą ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas. Todėl tėvas myli mane, kad aš guldau savo gyvybę, jog ir vėl ją pasiimčiau. Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją atiduodu. Halleluja. Kas yra tikra meilė? Tikra meilė, kai mes patys savo norų atiduodam, mes ne gyvybę atiduodam, bet kažkuria prasme, kai mes pasiaukojam dėl viešpaties arba dėl viešpaties brolyje seseryje, mes visi taip pat atiduodam gyvybę savo noru. Auka tikra tada, kai yra savo noru. Amen. Todėl ačiū viešpačiui Jėzui, kad mes visi sekame Jėzumi savo noru. Amen. Mes nesam priversti ar įsakyta, bet šventoji dvasia mumise veda paskui Jėzų savo noru. Mes einame, nes mes matome, kad Jėzus paliko pavyzdį, kaip jis savo noru išpildė tėvo valią. Taip mes šiandien savo noru, klausydami šventosios dvasios, sekame viešpačiu Jėzumi Kristumi. Amen. Svarbiausia, kas šiandien? Nenukrypti nuo Jėzaus Kristaus savo širdimi. Halleluja. Ne kažkokių dogmų išmokti, ne kažkokių pažinimų, bet širdim prisirišti prie viešpaties. Ir žinoti jo žodį. Ir jo dvasia įves į visą tiesą. Leprotkės King Jesus. Iš tiesų viešpats Jėzus Kristus mumise tai yra stebuklas. Nes jis iš mūsų daro naujus žmonės. Ne mes stengiamės ir daromės, bet jis iš mūsų daro naujus žmonės. Ir jeigu mes nuo jo neatsitrauksime, jis padarys tikrai panašius į save ir ne kitokius. Savo šlovės, savo gyriui. Ar jūs manot, šiandien Jėzus nenori, kad jį matytų? Jis nori, kad jį matytų. Ir tas pavyzdys, kurį matytų, tai esi tu ir aš ir visi tie, kurie tiki Jėzumi. Jis nori visus kelti savo dvasią, stiprinti ir vesti ir parodyti save, apreikšti per kiekvieną tikintį ir per bažnyčias apreikšti save. Jis nesuinteresuotas čia fariziejų tokia, žinot, grupę laikyti, kurie gerai žino žodį, kurie, kai ateina naujas žmogus, pašnairuoja, rūpinasi tik savim. Dievas neatėjo, nepaukojo dėl to gyvybės. Jis paukojo savo gyvybę, kad jis galėtų gyventi mumise ir spindėti, ir veikti, ir gyventi, ir parodyti, koks yra Jėzus. Amen. Ir žmonės jį pamatys. Amen. Amen. Nes mes lipsime ant kryžiaus ir toliau šventieji, taip? Nes mes turime šventą dvasią ir ji pakankamai turi jėgų mus pradėti šitą Dievo darbą atbaigti iki galo, tik mums ko reikia neatsitraukti nuo viešpaties savo kuo širdimi. Širdimi, nes mes sujungti su viešpačiu šventąja dvasia ir kai mes į jį
širdį kreipiame, šventoji dvasia sujungia mus su juo. Ir jis daro mus stiprių savyje ir nugalėjusius piktąjį kartu su juo. Bažnyčia pasilikime kartu su juo. 14 gimtadienio proga toks linkėjimas. Bažnyčia ir visos bažnyčios pasilikime kartu su juo. Su galva. Su galva. Su galva. Nepameskime galvos dvasinės. Amen. Nes galima pamesti dvasinę galvą ir gyventi su pažinimu. Bet Jėzus nori su mumis ir kalbėti, ir gyventi, ir bendrauti, ir veikti. Amen. O ne, kad mes apie jį žinotume. Ačiū Dievui už tai, ką jis apreiškia, ką žinome. Bet jis nori su mumis kalbėtis. Jis nori mus įvesti į savo valią. Jis nori parodyti šitam pasauliui savo šlovę. Jis nori kuo daugiau išgelbėti žmonių. Amen. Kad jo dvasia per mus paliestų kuo daugiau žūstančiųjų. Šitas laikas, nežinau kaip tu jauti dvasioje, jis eina taip į pabaigą sparčiai, ar ne? Visi įvykiai rodo, kad viskas eina taip sparčiai į pabaigą. Ir todėl kaip niekada bažnyčia turi šlietis prie Jėzaus, pasilikti vieno širdies, vieno tikslo ir siekio. Ieškoti ne jo jėgos, bet ieškoti jo ir jo jėgos. Amen. Amen. Kartais vienas ateina ir mums daug kas sumaišyti nori. Kad mes jo jėgos vieni ieško, kiti stebuklus daryti, kiti išgydymą gauti, kiti žmoną gauti atėjo. Bet viešpats Jėzus laukia, kad tu ieškotume jo visų pirma. Ir jo karalystės. Kad jo karalystė ateitų į tavo ir mano širdį gyvenimą, visur, kad ateitų Dievo karalystė. O tada visą ko taip tau reikia ir man. Viešpats dovanos. Amen. Mes sudarėme tokią sandorą. Mes dėl jo, jis dėl mūsų. Bet pirmas šitoje sandoroje jis parodė judėjimą į mus, taip? Amen. Dabar mūsų dalis judėti į jį. Amen. Kartais būna visai tu jo negirdi, visai tau nesiseka, visai viskas atrodo priešingai negu jis sakė. Bet tai nereiškia, kad sustoti reikia judėti į jį. Kaip tik nereikia sustoti niekada. Amen. Gali būti, kad jis savo daleidimu kartais kažkur dingsta. Ir tokiu būdu mes patikriname, jeigu to ir to nėra, ar jis dar mums reikalingas? Kaip jis ištirs mūsų širdis? Būna ir taip. Kam? Tam, kad ištirtų mūsų širdis ir mūsų meilę jam patikrintų, kad mes neapsigautume, kad kai jis sugrįš iš tiesų, mes būtume su juo. Amen. Tai tokia malonė, kad jis mus tikrina ir patikrina. Ačiū viešpačiui Jėzui. Todėl neleiskim priešui sumaišyti, dar kartojam, kad mes ieškotume jo, bet ne to, ką jis turi. Amen. Amen. Jo ir tik jo ir tik jo. O viskas ateis iš jo. tą, ką jis turi. Amen. Bet tikslas mūsų ieškoti jo, nes aš žinau, jeigu aš būsiu su juo, aš būsiu ir aprengta, ir pasotinta, ir pamaitinta, ir amžinybę kelią turėsim. Amen. Jo. Ir tik jo. Ir mes būname išbandomi daugeliu išbandymų gyvenimo kely. Ar mes vis dar pasiliksime su juo? Ir todėl kartais bažnyčiose pradeda sekti Jėzumi daugiau žmonių, o toliau einam truputį mažiau. Todėl, kad ne visi išlaikė išbandymuose. Amen. Todėl melskimės už juos, užtarkime juos, kad ir juos Dievas prikeltų, kad jie vėl tuo keliu eitų.
to mirties ir prisikėlimo keliu. Nes visada, kada gyveni su viešpačiu, matai, blogai, 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 taip atrodo blogai būna kartais. Tai žinok, jau tuoj bus gerai. Amen? Nes visada tai būna. Todėl, kad sakė Jėzus, aš neduosiu daugiau tau išbandyti, negu tu gali pakelti. Ir jis mato, kaip ten kiekvienas mes, kiekvieno, būdi prie kiekvieno ir stebi, kiek kas gali pakelti. Kada jau ne atlaiko, bet jis neduos daugiau. Taigi būk ramus šiandien, neduos daugiau. Šiandien tai, kas yra, tu gali pakelti. Tau tik atrodo, mūsų sielams atrodo, kad negalime. O Jėzumi Kristumi mes daug galime. O jis daugiau neduos, negu tu ir aš galime pakelti. Nes jis savo dvasia būdi prie mūsų. Jis mūsų gerasis ganytojas. Ir jis guldo gyvybę už savo avis. 27 eilutė to pačio skyriaus. O sako, manosios avys girdi mano balsą, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Kas girdi jo balsą? Avys. Kas yra avys? Avys tai yra nuolankumo simbolis, atsidavimo, pasidavimo, pasišventimo ir nerodymo savo jėgų nedemonstravimo. Jau žinau, kad priklausos nuo ganytojo. Jos šliesi viena per kitos ir ganytojas jas gana. Taip mes kiekvienas šliejamės prie savo viešpaties. Amen. Tas, kas šliejasi prie savo viešpaties, savo širdimi, visą esybę, tas yra ganomas. Todėl sako, vis girdi mano balsą, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Aš duodu joms amžinąjį gyvenimą, jos nepražus per amžius ir niekas jų neišplės iš mano rankos. Halleluja. Jei tu ir aš seksime viešpačiu kaip avys, Jėzus sako, aš joms dovanosiu amžiną gyvenimą ir nepražūsit per amžius. Halleluja. Jokia viso baimė parpuola. O kiek aš čia gyvensiu, kada aš čia mirsiu? Aš nežinau, ar tau tai buvo, man tai buvo, kai aš gyvenau be Jėzaus. O kai bus 50 metų, viskas bus man. 50 metų. Vėžys, liga ir viskas. Greit vykdavo mintis apie mirtį, nes man baisu. Nes tu nežinojai, kad yra gelbėtojas, kad jo dvasia gali apšviesti, kad tu gali amžinai gyventi. Ne į galvą tada netėjo, amžinai gyventi. Iš vis negirdėjau tokių dalykų. Ir net būtume netikėję be Jėzaus, kada mes vaikščiom savo keliais. Taigi, jau 54 turi metus ir dar ne viskas pasirodo. O man sakė, viskas tau bus. Amen. Ir iš tiesų, jeigu mes būtume patikėję, ir tada iš tiesų man po 30 metų, bet aš visuose ligose jau buvau, nežinau, ar gyva liksiu, ir buvo viskas. O dabar 50 vis ne viskas. Šlovė viešpačiui. Amen. Aš tikiu, kad ir tu gali tai pasakyti. Kad ir tu buvai toje duobėje kažkokioje. Ir šiandien, kad tu gyveni, kad tau dovanojo amžiną gyvenimą, tai ne viskas. Tai ne viskas, tai tik pradžia, tai tik įžanga į tikrą gyvenimą amžinybėje su Jėzumi Kristumi. Halleluja, todėl neverk šiandien, ko taip siela tavo ir kūnas ten trepsi, geidžia. Nepergyvenk, viešpats tavimi rūpinasi ir jis taip gražiai tave ir mane ves į amžiną gyvenimą. Tik būk prisišliejęs prie jo. Klausykis jo žodžių, skaityk jo žodį, kalbėkis su juo ir klausyk, ką jisai sako. Amen. Ir jis išganys, ir jis parves. Ir savo ganyklose mūsų išganys. Jis turi ganyklas šiandien tau. Jeigu tau atrodo, kad žolė baigėsi, tai žinok, ne. Jis turi žolės tau, tikrai turi. Amen. Teisusis gyvens tikėjimu. Sakyk, Jėzus man turi žolės. Nes aš esu jo avelė.
Ir aš pasiduodu jo išganymui. Aš valgysiu maistą iš jo. Ačiū tau, Jėzau, kad tu mane maitina ir maitinsi. Gyvuoju vandeniu išlaikysi mano dvasią, sielą ir kūną. Ir aš einu pakeliu į amžinybę. Kartu su tavimi. Vesk mane. Amen. Oi, kaip gerai, kai yra kas veda. Amen. Ir šiandien vienintelis kas, kelias tiesa ir gyvenimas, sako viešpaties žodis, Jėzus Kristus. Jėzus Kristus, vienintelis kelias, vienintelė tiesa, vienintelis gyvenimas. Šiandien žmonės pasaulyje ieško kelių, ieško tiesos, ieško gyvenimo ir jo neranda. Nes ir aš jo neradau, ir tu jo neradai. Blaškėsi kaip paukštis, sparnais pakirstais ir nežinome nei tiesos, nei kelio, nei gyvenimo. Kas visą tai apreiškė? Kas apšvietė mus? Jėzus Kristus. Todėl mes jį mylėsime ir seksime juo iki gyvenimo dienų pabaigos. Čia ir amžinai. Yes. O taip, kai pavargsti, prisimink, kad čia ne visos šitos dienos, ne šitose dienose visa esmė, bet kelias amžinybės ilgas. Nes kaip aš sakiau, mes paprasti žmonės pasaulyje galvoja, greit reikia išnaudoti tai, kas linksma, kas gražu, nes tu įmirsime. Ar ne? Ir tai jų lygiai logiška žmonių, kurie nepažįsta Jėzaus. Nes iš tiesų, o tau ir man nėra kur skubėti. Todėl krikščionis, tas žmogus, kuris pasiduoda Jėzaus išganymui ir niekur neskuba. Svarbu mums neskubėti, nepralenkti viešpaties, nes mes taip linkę skubėti ir pralenkti viešpatį. Kelias dar ilgas, visam žinybė prieš akis, kur mums skubėti? Svarbu pasilikti jame su juo ir jo malonėje, jo meilėje. Vienybėje su juo ir vienybėje vienas su kitu. Ir taip mes baigsim pergalingai šitą bėgimą. Taip, dabar sugrįšime prie Petro, kuris galvojo nueiti su Jėzumi be šventosios dvasios. Aš skaičiau šitą rašto vietą, Jono 13:34. Ir dvasia man apreiškė. Jono 13:34. Jono Evangelija 13:34. Aš duodu jums naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtume, kaip aš jūs pamilau, sako Jėzus. Kad ir jūs mylėtumėte vienas kitą. Mes kalbėjome apie meilę Jėzui, Jėzaus meilę mums ir mūsų meilę Jėzui. Bet Jėzus dar sako toliau, ir jūs taip vieni kitus mylėkite, kaip mane mylite. Nes aš esu kiekviename iš jūsų taip pat. Amen. Čia prasideda sunkumai didesni. Ar ne? Kai reikia mylėti kitą tokį, koks jis yra. Nes Jėzus jame. Čia reikia tikrai dvasinių žvilgsnio ir meilės Dievui, kad taip pamilti Jėzaus meilę. O mes galime taip mylėti, nes mes turime Kristaus meilę per šventąją dvasią išlietą mūsų širdise. Todėl, jeigu tikėsime tuo, mes mylėsime. Jei tikėjimas pasilps, šventoji dvasia neduoda jėgų. Kada neduoda šventoji dvasia jėgų, tada mes nemylime. Bet mes turime šventąją dvasią, kad mylėtume. Todėl, jeigu meilė blėsta, mes visada turime šaltinį savo viduje, kuris duos jėgų mylėti. Kai mes nemylime, mūsų siela ir kūnas, tu sakai, šventoji dvasia, padėk man mylėti.
Aš noriu tavęs klausyti. Ir šventoji dvasia įkvėps ir duosi jėgų mylėti. Amen. Jeigu tikrai mes norėsim ir paprašysim. Šventoji dvasia labai supranta, kada mes meluojam, kada mes tikrai prašom. Taip, nes kartais sakau, prašiau, bet nedavė. Klausimas, ar tikrai norėjai, jeigu nedavė. Jei tikrai norėjai, tikrai šventoji dvasia sustiprins ir duos jėgų padaryti tai, kam mes esam pašaukti. Sako, kad mylėtume, kad aš pamilau, kad ir jūs mylėtume vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Atsisuk į kaimyną ir žiūrėk, myli tu jį? Į visus žiūrėk. Į tą, kur pyksti, irgi žiūrėk. Ta, kuris nelabai patinka, irgi žiūrėk. Ir sakai, aš galiu mylėti kiekvieną, nes šventoji dvasia manyje. Aš atleidžiu, nes šventoji dvasia atleidžia. Šventoji dvasia myli. O taip, ačiū Viešpatie Jėzau už tai, ką tu padarai dėl mūsų, kad siuntai mums dvasia, meilės dvasia, kuri gyvena mūsų širdise. Ir Simonas Petras jį paklausė. Čia dar prieš nukryžiuojant Jėzų visą tai buvo. Simonas Petras jį paklausė, Viešpatie, kur tu eini? Jėzus atsakė. Čia prieš einant ant kryžiaus tai vyko Jėzui. Kur aš einu, tu dabar negali paskui mane sekti, bet vėliau nuseksi mane. Petras vėl klausė, Viešpatie, kodėlgi negaliu dabar paskui tave sekti? Aš savo gyvybę už tave guldysiu, sako Petras. Jūs galingas. O Jėzus atsakė, tu guldysi už mane gyvybę? Iš tiesų, sakau, dar gaidžiui nepragydus, 3 kartus manęs įsiginsi. Petrui atrodė, kad jis myli, kad jis jau eis kartu su Jėzum. O jei būtų kartu su Jėzum, kartu ir nukryžiuotas būtų turės būti. Todėl, kai kitą dieną iš tiesų ieškojo Jėzaus ir sakė, kur yra Jėzus, Petras kaip tik išsigynė. Prisimena tą istoriją? Taip ir įvyko, kaip Jėzus sakė. Kodėl taip įvyko? Todėl, kad be šventosios dvasios Petras neužlips ant jokio kryžiaus. Be šventosios dvasios mes taip pat šiandien neužlipsim ant jokio kryžiaus. Nepaminsim savo kūniškumo, siliškumo ir savo egoizmo ir pykčio ir visų kitų dalykų. Bet ačiū Viešpačiui Jėzui, mes ne Petro padėti. Taip, mes turime šventąją dvasią ir mes galim lipti ant kryžiaus jau šiandien. Taip, halleluja, mes turime šventosios dvasios jėgą nukryžiuoti kūną, sielą ir visus nuodėmes. Halleluja. Amen. Mes galime dabar sakyti, seksiu tavimi Viešpatie ir eisiu ten, kur tu eisi. Amen. Nes jau dabar mes galime eiti ten, kur jis. Nes kelią Jėzus jau atvėrė, kainą sumokėjo ir davė šventąją dvasią. Ir veda mus. Ir mes galime su juo kartu eiti. O Petrui jis sakė, kur aš einu, tu negali daryti. O jam atrodė, kad jis jau labai myli. Todėl ką čia dvasia nori pasakyti, kad be Viešpaties Jėzaus mes nemylėtume. Mes tik vaidintume. Mes šypsotumėmės, kaip pasaulyje kaukė susidėję, žinot, kažkokias. Šypsomės. Ypatingai vienas brolis sako, amerikoniška šypsena. Ana kartais sako, amerikoniška šypsena. Ir mes kartais sakom, oi, kokie žmonės ten Amerikoje, oi, kokie faini, kokie mandagus. O jie atmintinai išmokė, please. O širdis gali visiškai nedalyvauti tame. Amen. Todėl, iš tiesų, visą tai, kas yra mūsų viduje, tai yra šventoji dvasia. Ir ji gali ir please pasakyti, ir šypsotis, ir mylėti. Šventoji dvasia per mus. Pats Jėzus mumyse. Halleluja. Nusišypsok kaimynui. Myliu tave, sakyk.
O jei nemyli, kai pažiūrėjau, aš kartą atleisti, sakyk, nemylėjau, bet dabar myliu. Nenoriu vaidinti, sakyk, atleisk, pykau, jei pykai. Kristaus bažnyčia, mylinti bažnyčia, vieninga bažnyčia, gyvenanti, šventosios dvasios vedama, besišliejanti prie Jėzaus, pasiduodanti jo išganimui. Tie, kurie atidavėm širdis Jėzui, mes jau nebemokėsim gyventi be jo. Nes jau mes sakėm viskas, ganyk mus. Nes kartais užmirštam ir pradedam kažkur ganytis, matom, kad nesigauna. Ir ačiū viešpačiu Jėzui už jo šventąją dvasią, nes jo dvasia viduje neleidžia. Žinot, kartais mes atgimė iš šventosios dvasios, bet norim daryti tos darbus, tas nuodėmes, kuris anksčiau. Ir ten vyksta tokia kova, nedrasko tave. Būna taip, ar ne žmonėms? Žinai, dėl ko tai drasko tave? Kad šventoji dvasia yra tavyje, jei jos nebūtų, tai taip jau prapultume. Todėl nepergyven, kad drasko, tegul drasko. Šventoji dvasia laiko tave. Kūnas nori nuodėmės, o šventoji dvasia laiko. Kūnas nori nuodėmės, šventoji dvasia laiko ir ten viduje visa kova vyksta. Negalvok, kad tu kažkokia blogoji situacijoje. Nieko. Paeis laikas ir tuoj laimės ta šventoji dvasia tavyje. Amen. Nes jis stipresnį už nuodėmę kiekvieną, už kūną, už sielą. Ji tegul nugali mus. Amen. Ir ji nugalės mus. Todėl nepergyven, kad taip atsiranda tokio situacijoje atsiduri. Labai normalu vyksta kova. Aišku, visą laiką taip nebus. Šventoji dvasia vieną kartą užlauš kūną ir sielą ir paims valdžion. Amen. O jis dar kelia galvą. Žinot, kūniškumas, siliškumas. Velnias pakuso jį dar ir nori, kad šventoji dvasia būtų nugalėta, bet jis niekad nenugalės šventosios dvasios. Jono 15 dar paskaitysim, kiek čia yra valandų. Oi, kiek čia valandų? Ai, maniau, kad 9, susigandau net. Todėl dar viskai paskaitysim Jono 15, 4. Po to dar šlovinsim viešpatį daug, gerai? Halleluja, šlovinsim, nes mes jį labai mylim, nes jis labai daug dėl mūsų padarė. Ir 15 nuo 4 eilutės paskaitysime. Pasilikite manyje ir aš jumise. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti, sako viešpats Jėzus. Kaip gerai, kad aš be jo nieko negaliu nuveikti. Tada tu kreipiesi visada į viešpatį Jėzų. Kad tu žinai, kad be jo, aš žinau, ką aš galiu nuveikti be jo, aš jau priveikiau 33 metus. Jau nežinau, ką mes galim nuveikti. Todėl tikrai žinom, kad be Jėzaus nieko negalim nuveikti. Taip, labai gerai tai prisiminti, kad be Jėzaus negalėjau su Jėzumi. Todėl, kai norisi kažkaip tai grįžti atgal, grįžti į pasaulį, kai kas sako, nori. Tu ten nieko nenuveiksi. Nes jau veikė, niekas neišėjo. Ir todėl sako, kas pasilieka manyje, duoda daug vaisių. Ir todėl mes pasiliktame viešpatį Jėzų. Nešime daug vaisių. Pasakyk savo kaimynui, tu neši daug vaisių. Viešpačiu Jėzui ir aš nešiu. Nes mumis šventoji dvasia, kuri neša vaisius. Amen. Šventoji dvasia duos jėgų, duos išminties, duos supratimo, duos nukreipimą. Ir mes su šventoji dvasia daug veiksime viešpatį šlovę ir garbę. Ir nešime vaisius jam.
Mes nešime vaisius iki atgimimo velniui, o dabar nešime vaisius viešpačiui. Halleluja, tu tikrai gabus juos nešti, nes tu priėmei šventosios dvasios sėklą į save. Amen. Mes gabus nešti viešpačiui vaisius. Kas nepasilieka manyje, bus išmestas lauk ir sudžius kaip šakelė. Paskui surink šakelės, mes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums duota. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Amen. Jei pasiliksime viešpatyje Jėzuje, ko prašysime, gausime. Kai mes pasiliekam Jėzuje, sekame juo, kartu pasiliekam jame. Mūsų prašymai yra teisingi, mūsų mintys apšviestos viešpaties ir todėl tie prašymai, kuriuos prašome, jie visi bus atsakyti. Amen. Todėl aš noriu pasilikti jame, aš tikiu ir tu nori. Kad melstumėmės ir Dievas atsakytų. Verta dėl to paaukoti savo sielą ir kūną, kad šventoji dvasia vestų mus ir kad mes gautume, ko tik prašytume. O aš daug ko noriu prašyti, aš manau ir jūs norite. Pirmiausia, tai kad žmonės būtų išgelbėti, taip reikia. Pirmiausiai, kad kuo daugiau žmonių būtų ištraukta iš pragaro tamsos ir perkelta į šviesą. Prašysime. Amen. Pasiliksime jame ir prašysime. Ir prašysime, kad Dievas pakeltų žmonių dvasią, sielas, kūnus, gyvenimus. Ir net daugelis pergyvena dėl kažkokių materialių dalykų. Ne iš to galo, ne iš to galo. Pirmiausia, reikia atstatyti žmogaus dvasią. Amen. Ir tai dvasios darbas. Ir tau davė apreiškimą ir supratimą, kaip tai daryti, kaip pasilikti jame, kaip melstis ir kaip tarnauti jam. Ir maldos bus atsakytos. Halleluja. Ačiū viešpatie Jėzau. Viešpats Jėzus jau juda. Amen. Aš nežinau, tu jauti dvasią, aš jaučiu, kaip jis juda, nes jau jūsų širdys yra paruoštos, mūsų širdys jau yra paruoštos. Dievas daug metų dirbo, Dievas daug su jumis metų dirbo. Jis kalba visoms bažnyčios. Ir jo prabudimas ateina, ir jo dvasia judės galingai. Tik neuždarykime toliau savo širdžių, leiskime jam savo dvasia keisti mus. Neatsitraukime nuo jo savo širdim ir leiskime jam ganyti mus. Amen. Netapkime įstatymiškais religiniais kažkokiais veikėjas, bet prisišliejusios prie viešpaties gyvojo Dievo, kuris įkvepia savo troškimais, siekiais, norais ir ugnimi šventąją. Amen. Yes. Šventoji dvasia padaro tave ir mane gyvą. Kas šiandien tave ir mane išskiria iš pasaulio? Šventoji dvasia. Mes tokie patys, dvi akis, nosį, burną, turim kojas, bet mus skiria nuo pasaulio kas? Šventoji dvasia, kuri mumise, kurios priešas nebegali įveikti. Jes, kuravačiai kendėja. O, limana basikon, Jėzus, tai galingas užtaisas tavo ir mano viduje. Ir Jėzus sakė, aš pastatysiu bažnyčią, kurios pragaro vartai nenugalės. Ir jeigu tu ir mes visi pasiliksime dvasios jėgoje, apreiškime meilėje viešpačiui ir vienas kitam ir paklusname jo šventąją dvasią ir žodžiui, jis padarys didelių dalykų savo šlovė, savo garbė. Amen. Ir mūsų išganimui, amžinybėje mes su juo gyvensime. Neklausyk, ką sako. Kas ten žino, kas po tos mirties? Aiškiai viskas parašyta. Amen. Labai aiškiai viskas parašyta. Tik velnias nori tai uždengti. Halleluja. Bažnyčia deganti šventosios dvasios ugnimi. Gyva bažnyčia. Taigi degime šventosios dvasios jėgoje.
O ribadabočikataja. Ir siuntė šventąją dvasią. Aš jau nekalbėsiu ir pasiskaitysit namuose. Jono laiškas tai tikras meilės laiškas. Ten kalba apie šventąją dvasią, padėjėją, mokytoją, pagalbininkę. Visur tu turi pagalbą ir aš. Šventąją dvasią. Bendraukime su ją. Taip pat viešpats su mumis per šventąją dvasią. Ir dar užbaigsime, kad Efeziečiams 3 skyrių atsiverskim. Trečias skyrius 17. Gal nuo 16. Paulius meldėsi, kad iš savo šlovės turtų duotų jums sustiprėti jo jėga per dvasią vidinėme žmoguje. Kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdise ir jūs įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje. Kaip šiandien galima mylėti pasaulyje žmogų? Įsitvirtinus Kristaus meilėje. Amen. O neįsitvirtinus, tai galima tik jį aplenkti, praeiti kitą pusę gatvės ir dar kažką. Todėl sako, kad jūsų širdise per tikėjimą gyventų Kristus, įsišaknėję įsitvirtinę meilėje, galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis ir gylis ir aukštis. Ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą. Meilės per pažinimą neįsigysi. Pažinti Kristaus meilę. Tai tikėti Jėzumi Kristumi, koks jis yra tavo viduje. Amen. Amen. Tuo tikėti. Ne žinoti, bet tikėti tuo. Kad tikrai jis yra mano viduje. Pagalvok, ar tiki, kad jis tavo viduje. Jei tiki, Dievo meilė yra tavyje. Įsitvirtink toje meilėje. Todėl sako, įsitvirtinkite. Pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, kad būtumėte pripildyti Dievo pilnatvės. Šiandien mūsų pergalė tai prisipildymas Dievo pilnatvė. Ką reiškia prisipildyti Dievo pilnatvę? Tai pasitikėti, ką sako Dievas apie tave. Koks Kristus šventąja dvasia tavyje. Amen. Tikėti tuo ir veikti tuo. Ir tai reiškia pripildytam šventos dvasios, o tam, kuris savo jėgą veikiančią mumise gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ir suprantame. Jam tebūna šlovė bažnyčiose, Kristuje Jėzuje. Amen. O tam, kuris pakartosiu, o tam, kuris savo jėgą veikiančią mumise gali padaryti nepalyginam daugiau, negu mes prašom ir suprantam. Tai jeigu šiandien nesupranti, ką jis gali padaryti, tai ir nesugalvos. Amen. Nes ir nesuprasi, jis sako, galiu ir nesuprasti. Jis nepalyginai daugiau veikia už tavo ir mano galvą. Gali padaryti ir aš tuo tikiu. Ir tu tiki tuo. Ir pamatysi viešpaties šlovę. Ir pamatysi viešpaties dvasios veikimą. Ne mūsų veikimą, bet šventosios dvasios veikimą. Per kiekvieną iš mūsų. Amen. Jūs esate pačių Kristaus pašaukti. Jo šlovė ir jo garbė. Amen. Jūs turite Kristaus dvasią savo širdyje, taip? Jūs šaukitės Jėzaus taip į savo gyvenimą. Aš prisimenu. Bet matot, viešpats gano jūs. Šlovė jam. O taip, jis gano jūs. Aš prisimenu kažkada seniai ten maldos dar namuose. Šitas žmogus buvo moteris. Ir šaukėsi Jėzaus. Žmogus, kuris šaukėsi Jėzaus. Jėzus šventąja dvasia ir pasilieka jame. Todėl melskimės už žmonės, kurie priėmė Kristaus dvasią ir neseka Jėzumi. Palaikykime vieni kitus dvasioje, kad juos sustiprintų viešpats savo dvasia. Kad ta dvasia, kuri yra juose, pradėtų veikti. Ateikite į tikinčių susirinkimus visada.
Ateikite. Jūs pamatysite, koks gyvenimas naujas yra Jėzuje Kristuje. Amen. Mes visi, kai kurie pradėjo matyti, kai kurie seniai matome, kad viešpats Jėzus tikrai pakeitė gyvenimus. Ir mes esam sukurti jo šlovę ir jo gyriui. Dar 4, čia toliau 4 skyrius nuo 1 eilutės. Taigi aš kalinys viešpatyje, Paulius sako, raginu jūs elgtis kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Su visų nuolankumu bei romumu su ištverme pakęsdami vienas kitą meilėje. Reikės pakęsti, amen, ir galime pakęsti. Nes Jėzus Kristus mumise. Siekite išsaugoti dvasios vienybę taikos ryšiais. Siekite išlaikyti dvasios vienybę. Vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti vienai pašaukimo vilčiai. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Vienas Dievas ir visų tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose. Visuose. Ir nėra kuo didžiuotis. Ir nėra kuo vienas už kitą šokinėti. Nes visiems davė vienodai. Amen. Todėl jei tau šiandien atrodo, kad tu daugiau kažko gavai, kažkoks geresnis, tai klysti. Iš esmės vienodai dovanoja savo dvasios dovanų. Vienam tokiu, kitam tokiu, kitam tokiu. Todėl niekada nežiūrėkime viens į kitą su žeminančiu žvilgsniu, bet atvirkščiai. Su pakelinčiu, su pagarba. Nes Kristus jame savo dvasios dovanomis. Amen. Todėl kaip šita ir yra šita tema, šitos gimtadienio konferencijos Kristos dvasia, vienybės ir meilės dvasia. Kad ji būtų mūsų tarpe, mes turime būti vienybė su Jėzumi Kristumi visų pirma, o po to vienas su kitu. Ir viešpaties malonė ir meilė bus šitoje žemėje. Amen. Amen. Jėzus taip ir nori savo kūnu pripildyti šitą žemę. Jis yra galva, bažnyčios jo kūnas. Halleluja. Dievas te laimina jūs. Dievo malonė te pasilieka su visais. O taip viešpatie Dieve Tėve, mes dėkojame tau už tu begalinę meilę, už tu begalinę malonę viešpatie, kuri tu apšvietė mus. Halleluja, šitą rebros tekėja. O robodži gadabasi kortus tekėlė minė Jesus. O taip Dieve Tėve, mes dėkojame tau, kad tu galingas ir stiprus mumise. O savo galingą dvasią veikiantis mumise. O ribadabači kundi brastakinti klostekėja. Mes pasitikime viešpatie, kad tu niekada nemeluoji. Tu niekada viešpatie nemeluoji. Kėri badžigėsija. Lepretekėsija, tu ištikimas viešpatie, tu pasakei taip ir amen. O taip Dieve Tėve, sužadink savo dvasią mumise. O taip viešpatie Dieve Tėve, sužadink, 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 sužadink. Pakilk visą savo šventąją dvasią. Apšviesk mūsų protus ir širdis. Keina barabočita. O trošta mano širdis viešpaties. Stipraus, stipraus, gyvo ir galingo, tavi, mano viltis, tavi, tavi, mano troškimai, trokšta, mano širdis viešpaties, stipraus, stipraus, gyvo ir galingo, tavi, mano viltis, tavi, tavi, mano troškimai, trokšta, mano širdis viešpaties, stipraus, stipraus, gyvo ir galingo, tavi, mano viltis, tavi, tavi, mano troškimai. Šlovinsiu, garbinsiu, šventą tavo vardą,
nuo tavo artumo ir sušuksiu viešpaties išgelbėjimą. Trokšta mano širdis viešpaties, stipraus, stipraus, galingo, tavi, mano viltis, tavi, tavi, mano troškimai, trokšta, mano širdis viešpaties, stipraus, stipraus, gyvo ir galingo, tavi, mano viltis, tavi, tavi, mano troškimai, trokšta, mano širdis viešpaties, stipraus, stipraus, gyvo ir galingo, tavi, mano viltis, tavi, tavi, mano troškimai. Šlovinsiu, garbinsiu šventą tavo vardą, nes jis vertas viso gyriaus. Pasikeis žemė ši nuo tavo artumo ir sušuksiu viešpaties išgelbėjimą. Trokšta mano širdis viešpaties, stipraus, stipraus, gyvo ir galingo, tavi, mano viltis, tavi, tavi, mano troškimai, trokšta, mano širdis viešpaties, stipraus, stipraus, gyvo ir galingo, tavi, mano viltis, tavi, tavi, mano troškimai, tavi, tavi, mano troškimai, tavi, tavi, mano troškimai, tavi, tavi,